Turbūt nėra ne vieno žmogaus, kuris nebūtų susidūręs su būsto ar kitų gyvenamųjų patalpų remontu. Todėl savaime iškyla klausimai, kaip glaistyti, kaip tinkuoti, kaip tapetuoti ar dažyti. Kalbant apie dažus, kiekvienas gali pasirinkti patinkančią jų spalvą, bet daugumai žmonių trūksta žinių apie pačius dažus. Dažai turi savo klasifikaciją. Pagal atsparumą ultravioletiniams spinduliams dažai skirstomi į vidinius ir išorinius. Pagal blizgesį į matinius, kiaušinio lukšto, pusiau matinius, pusiau blizgius ir blizgius. Pagal atsparumą šlapiam šveitimui dažai skirstomi į 5 klases. 1 klasės plovimui atspariausi dažai, 5 klasės mažiausiai atsparus. Sienų dažymui pirkėjai dažniausiai renkasi dispersinius dažus. Tai polimerų suspensijos vandenyje ir dažiklių junginys. Dispersinius dažus pasirenka todėl, kad juos labai paprasta naudoti net ir tada, kai tenka dažyti patiems. Dispersiniuose dažuose nėra tirpiklių. Jie, jeigu reikia, skiedžiami tiesiog vandeniu. Ir nuplauti nuo rankų ar įrankių dispersinius dažus taip pat galima vandeniu. O kokie dispersiniai dažai labiausiai tinka intensyviau naudojamų patalpų sienoms bei luboms dažyti? Eksploatacijos požiūriu yra žymiai geriau, kai sienos dažomos šlapiam trinimui atspariais dažais. Pats pagrindinis tokių dažų privalumas yra tas, kad šiais dažais nudažytą sieną jau galima plauti praktiškai visomis buitinėmis tam skirtomis priemonėmis. Todėl intensyviau naudojamoms patalpoms, tokioms kaip bendrieji kambariai, virtuvės, laiptinės, koridoriai, mes rekomenduotume naudoti pirmos, tai yra aukščiausios atsparumo klasės dažus. Mūsų gaminami matiniai ir pirmąją atsparumo klasę atitinkantys dažai yra atsparūs ne tik valymo, bet ir dezinfekavimo priemonių poveikiai. Svarbiausia pirmos atsparumo klasės dispersinių matinių dažų savybė, jie labai atsparūs intensyviam valymui ir šlapiam trinimui. Reikia atkreipti dėmesį, kad ne visi matiniai dažai būna tokie atsparūs plovimui ir todėl plaunama vieta pradeda blizgėti. Reikia rinktis tik gerus dispersinius dažus, kuriuos tikrai galima rasti prekybos centruose. Tokie aukštos klasės dažai gaminami ir Lietuvoje. Plauti tokiais dažais dažytus paviršius galima bet kokiomis abrazyvinių dalelių neturinčiomis buitinėmis valymo bei dezinfekavimo priemonėmis. Plaunama vieta neįgauna blizgesio. Tokių dažų paviršiaus plėvelė pilną tvirtumą įgauna ir ją galima plauti jau po 28 dienų. Dažai neturi stipraus kvapo, gerai dengia paviršių ir gerai susilieja. Praktika rodo, kad dažniau naudojami matiniai dažai. Matinius labiau mėgsta statybininkai, apdailininkai, kadangi matiškumas neryškina paviršiaus paruošimo defektų. Matinių paviršių dažniau pageidauja ir užsakovai, patalpų savininkai. Todėl renkantis dažus intensyvioms patalpoms ir norint matinių dažų, reikėtų būtinai pasidomėti, kokiai atsparumo klasei šie dažai atitinka. Aišku, rekomenduotume rinktis pirmos atsparumo klasės dažus. Tokiais jau eksploatuojant suteptą paviršių, be problemų bus galima nuplauti, nesibaiminant, kad plaunamas, intensyviau trinamas paviršius pradės blizgėti. Rinktis gerus, atsparius dažus verta dar dėl to, kad kai po kurio laiko norėsite atnaujinti paviršius arba pakeisti spalvą, tai reikės sienas nuplauti ir perdažyti. Nereikės jokių senų dažų skutimų arba naujo paviršiaus paruošimo.